Gražiausias lietuvių bruožas yra darbštumas, o prasčiausias yra nepakantumas. Tačiau nežiūrint to, manau, kad lietuviai yra pakankamai tolerantiški ir ypač jauni žmonės, kurie sugeba savarankiškai ir kritiškai mąstyti, o pamatę pasaulio, susidūrę su įvairiomis kitomis kultūromis, religijomis, jie gauna pačias vertingiausias tolerancijos pamokas. Todėl manau, kad ir mūsų fakulteto studentai išvykę studijuoti į užsienį pagal tarptautinės mainų programas ir įvairius kitus projektus irgi ugdosi toleranciją kitoms kultūroms. Pastaruoju metu, kai pasaulyje į pirmą planą iškeliama žmogaus teisės ir laisvės, tolerancija jau suvokiama kaip žmogaus teisų ir laisvių gerbimas. Kalbant apie studentų teisės, tiek mūsų fakulteto, tiek Kauno kolegijos, tiek ir kitų aukštųjų mokyklų, aš išskirčiau teisę į pasirinkimą, ypatingai išskirčiau teisę į kokybišką dėstymą, objektyvų įvertinimą žinių, į studijų finansavimą, na ir dalyvavimą aukštosios mokyklos valdyme. Todėl labai džiaugiuosi mūsų fakulteto būsimųjų teisininkų iniciatyva ir informacijos sklaida apie žmogaus teisių apsaugą visai mūsų fakulteto bendruomeniai. Kaip aš suprantu tą toleranciją santykiuose tarp žmonių, jeigu aš turiu savo nuomonę priešingą negu kad kitas žmogus turi, tai aš norėčiau, kad tas žmogus tą mano nuomonę gerbtų, ją vertintų. Lygiai taip pat ir tas žmogus irgi norėtų, kad jo nuomonė būtų vertinama. Taigi, nuomonių skirtumai yra labai gerai, bet tie dalykai turėtų būti ir suderinti. Kur dažniausiai skiriasi žmonių nuomonės. Tai tikriausiai dėl politinių pažiūrų, dėl religijos, dėl lyties, vyrų požiūris į moterį ir moterų į vyrus. Na, dažniausiai moterų požiūris į vyrus yra teigiamesnis negu kad vyrų į moteris. Tai šioje srityje vyrus reikėtų labai auklėti, bet aš toleranciją suprantu kaip jokių būdų nesiekimas kitą perauklėti. Šiaip manau, kad bendra žmogaus kultūra, aplinka savaime žmogų arba jo vertybės iškelia, arba jas labai pastato į tokią poziciją, kur mes sakome, kad tas žmogus iš tikro turi problemų, turi konfliktų su savimi ir su aplinka. Na, labai turbūt pačiam pasaulyje globaliai yra žmonių požiūriai išsiskiria į rasę ir pagal žmonių spalvą. Bet šiandieną pasaulis yra tiek globalus, kad turbūt ir tas vis didėjanti globalizacija, ko gero, irgi padės žmonėms susigaudyti, kad mes yra sukurti skirtingi ir tokie turime būti ir tolerancijos turėtų būti daugiau. Pasyvumas, aktyvumo stoka, abejingumas blogiui, tai ne tas pats, kas